Vandens entuziastai tikisi 2025-uosius praleisti sveikai ir laimingai. Iš Maudynių Gintarė Kavaliauskaitė. Oras žvarbus, niūrokas, tačiau sveikuoliams nėmotais nuo ankstyvo ryto grūdinasi ir pasitinka naujuosius metus. Mes uždedam savo organizmui apsaugą, išsimauda ir duodi tokį, organizmas pradeda daug greičiau dirbti, medžiagų apykaita, nuotaika, išsiskiria daug paskui gerų hormonų ir tu jau esi nugalėtojas tą dieną. Štai kaip švenčia sveikuoliai 2025-uosius. Visi subėgo čia prie Žaliųjų ežerų, šokti į šaltą ledinį vandenį ir kaip matot, daug smagiau negu sėdėti ant sofos. Naujais metais, vėliau. Pasaulinę ruonių dieną ledinio vandens entuziastai prie ežero traukia ir nešini talismanais. Pirmą kartą jam reikia irgi išsimaudyti. Mes tai jau senai, o čia jau apie 10 metų virš gal maudėmės. Kiekvienais metais čia ateinam. Kodėl briedis, kodėl ne ruonis? Kas prie krosnės stovėjo, tai ir paėmėm. Švenčiausios mergelės Marijos Dievo motinos diena, šiandien Lietuvos vėliavos diena ir ruonių pasaulinė tarptautinė diena. Prieš nyrant į vandenį svarbu paruošti organizmą. Būtinai reikia padaryti apšilimą, kad kūnas savaime sušiltų. Tada, kai savaime sušils, tada nebus tokio drebulio. Sušyla, tada pasak visai dienai gera energija, gera nuotaika. Ir pozityvų, ir motivacijos, tai tiesiog reikia nepadingėti, o pabandyti. Geras jausmas, ypač sausio 1, tradicija yra labai gera, labai faina, su bendraminčiais kartu tai pradėti naujus metus. Didžioji dalis susirinkusių metus tai pradeda ne pirmą kartą, ledinis vanduo jau tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Mes su draugu 4 metus čia atvykstame išsimaudyti ir labai džiaugiamės, nes tada visi metai smagus. Kaip pradėsi metus, tokie ir bus realiai. Tai jeigu ateini, išsimaudai su jėga, padarai kažką tais, tai tokie ir metai bus stiprus. Tai tokių visiems ir linkiu. Maudynių aistruoliai tikina, kad šaltas vanduo vaistas nuo ligų. Mes nei kart nesirgom nuo eketės pradžios. Tai va, anksčiau būdavo ligų, tai sloga, tai gerklė, o dabar nieko. Pareina į naujus metus! Vienas po kito ruoniai grįžta į krantą ir dalijasi jausmais. Fantastiškas lengvumo jausmas, nuostabumo ir stiprybės. Mes jaučiamės super, mes praktikuojam tai pastoviai, tai prašom prisijungti. Pasaka, kaip ir kiekvieną dieną, rytą. Super. Kažkaip, kai išlipi, net nebešalta jau yra. Vandenį dar gal apsipranta, bet tas mintis, sakau, susitvarkai ir jau kai išlipi, jau dabar gali net būti, kai vasara. Pasaulinė ruonių diena švenčiama daugiau nei 40 mečius. Sausio 1-ąją entuziastai į vandenį šoko visoje Lietuvoje. Su naujais metais, su 25-ais. Kiekvienas, kuris sėdi šiandien per televizijos ekranų, žydrųjų kompiuterių ar mobiliųjų, pagalvokit, šiandien ta diena, kai jūs galit kiekvienas pradėti nuo šiandien, praeiti, prabėgti arba atsigaivinti. Gintarė Kavaliauskaitė, Tomas Galinis, Vilnius. Įkvepiantis pareiškimas, o mes iš